Šio, viskas rankų diena šiandien. Ir pataisęs svarstyklės, reikia pačekinti svorį ant jų. Būtent ant jų. 103, 104. Visai neblogai. Vienu metu ryškėjo ir didėjo dar. Ir ką aš padariau prieš šitas 2 savaitės, kai buvau išnykęs. Iki 2,7 pakėliau. Kiekvienai rankai. Bicep kurlus su dumbbellsais. Blin drapsė, tai žiauriai geras dalykas. Va, vienas setas, prasukta, bicepsą, viskas, bicepsas done. Let's go prie tricepsą ir jį parodysiu kokį prikolabą padariau per 2 savaitės, kai buvau išnykęs. Sio, žiūrėk, bam, šimtukas, repsam, close grip bench press, ne tai, kad paprastam flat. Šiaip praeitą savaitę bandžiau 100 kem, tai čia dar padasok ant kiekvienos pusės šansą. Iškai varai, sunkus svoris. Bet taip, tai iki 100 dirbti ir repint. Tai toksai dar lightweightas, prisimenu, bet... Geras, vos neužsimušiau. Vos nemiriau. Na, prikolas, nieko tokio. Žiūrėjom, nenumirčiau. Ne toks aš skystas, kad greit numirčiau. Pas mane kameramenas nesveikas ant snūso. Sėdė čia. Crazy. Prašė. Paėmėm, dirbom iki jau 8-6, greit mašina bus išmaksinta. Jau greit. Tricepsai. Ir vapšė masė dedas. Ypač nuo to, kad close grip bench presso. Geras dalykas. Tik nežinau, ar jisai geriau negu dipsai, bet jeigu neturi kur dipsų daryti su svoriu, tai tikrai geras dalykas, kurį gali įdėti savo workoutą, tai close grip bench press. Šis tiesiog, kad masę uždėti pačią mėsą.
Ok. Tricepsas irgi baigtas. Ir po tų tricep extensionų baisiai, nežinau, presus jaučiasi. Jis irgi jisai jau veikia dėl to tik, stabilizuojas. Taip pat tiesiog laikai, tas svoris dar irgi. Ir jis tikrai yra, įstempis tikrai veikia irgi. Jeigu, tarkim, skipinį, bet šitą darai su dideliu svoriu, nebus labai blogai, kad siekis į pas tave dirbs tas presas. Sur dirba, labai daug kur dirba. Ant squats, ant deadliftų baisiai dirba. Ir viso, ką čia, rankos beveik baigtos, liko tik pečiai. 2 padarysim ir su presu užbaigsim. Ir viso, done. Sakiau, kad rapsetai baisiai geras dalykas, bet apsetai ant pečių. Vienas dalykas. Dėl to, kad tu numetinėdamas svorį, vis tiek tik čia duodi krūvį. Paskui vis tiek čia apačioj dar petys veikia. Dėl to imi dvigubai didesnį svorį ir damuši dar apačioj. Ir petys bus damuštas ir čia, ir pačioj. Ir maksimaliai išgręšia viską iš to raumenio, ką jisai turi. Ir gausi ahuienus 3D apvalius pečius. Deka, ok. Galinį deltą damušam viso. Ir vėl tas, kad pradėjau filmuot, kažką kalbu, taip mano laikas švaistosi. Aš taip greičiau workoutus praeinu. Mažesni restai, lygu aukštesnis pulsas, lygu didesnis pampas. Daugiau kalorijų sudegintų. Tiesiog daugiau naudos, kai aukštesnis pulsas pas tave. Bet kad aukštesnis pulsas turi greičiau judėti. Aš va dabar, jaučiuosi, pavargęs, bet čia nesuparkitavęs, nieko. Tiesiog. Ir kad jau, nežinau, svornį pafilnuot, mane paskaičialinti. Ir tas va irgi, kad filmuoji, jisai nuima tą mano dėmesį nuo būtent pačio workout. Čia yra privilegija, kad čialintis vienam, tiesiog be nieko. Užsidė ausinės, svoriai, viskas, tu vienas, tavo mintis, Tai yra aфиgenas dalykas. Ir greit praeini workoutus ir tu labiau jas jauti. Sakai, kad aš dirbau, aš padariau. Ir davai pereik iš priekio, aš nenoriu, kad mano šikiną filmuotum. Opa, Šitara. Paranks įdėti tokį kontentą bus exclusive, bigarni kontentas iš nugaros. Kauju, visuomenį šneku. Laukinti reikia.
Irgi nežinau, sakiau ar nesakiau kažkada, kad ant šito pratimo atrodo, kad tu kojas kilnuoji. Ir vadinasi leg raise, tai pagal logiką. Kojas kilnuoji, leg raise. Kojų kilimas. Bet nifiga. Tu čia ne kojas kilnuoji. Tu bandai kelt savo dubinį. Ir gaunasi va tada tas aktyvacija, maksimalus aktyvavimas preso. O čia yra afikiniausias, pats geriausias pratimas presui. Ir dėl to, kad jis nuo pačios gražiai išdirba jį. Vienintelis pratimus, kurį darau. Ir tikrai nesiskundžiu, kokius rezultatus man duoda. Pratimas geriau negu bet koks kitas presui. Nu arba aš galbūt klystu, nes normalu čia visi klysta. Žiūrėk, tik žmogus. Nu ir все. Varom papačenkit ir все. Šiandien bus baigta. Nu ir все. Rankas dan, viskas dan. Priešiuką irgi damušiam. O mano psichas kameramenas. Nu ir все. Ačiū, kad žiūrėjai. Ir viskas.